Sveiki. Tai šiandien parodysiu, kaip vonia yra uždėta mikrocementu. Štai turim tokį pirminį vaizdą, yra hidroizoliacija visur užtepta ant sienų ir ant grindų ir tepsime mikrocementą. Pradėsime nuo gruntavimo. Tai darbas etapas turbūt pats paprasčiausias, susigruntuojam kampus su mažesniu voleliu, tada su dideliu volu gruntuojamės visą paviršių. Ant grindų pasitiesiam tinklą, ant tinklo galima užsigruntuoti arba gruntuoti galima prieš tai, uždėti tinklą ir ant tinklo tiesiai tepti mikrocementą. Abu variantai tinkami. Ir kai viskas išgruntuota, tepame pirmąjį sluoksnį mikrocemento, beisas vadinasi, pradedame nuo vidinių kampų ir einame į vidų. Beisas yra tvirtas, jo storis yra didesnis nei finišinio, storis apie 0,6 mm, kietas ir struktūra grubesnė. Kiekvienas sluoksnis mikrocemento duoda atsparumą vandeniui ir atsparumą trinčiai ir dėvėjimuisi. Bet pats kiečiausias būtent yra šitas sluoksnis pirmas, kurį tepam. Jis ir yra kiečiausias. Tai nuo vidinių kampų pradedam ir einam į centrą. Apsitepam aplinkui visus išsikišusius prietaisus, dalykus, o plokštumą tepti yra paprasta. Išsitepus sienas, iš karto principė galime tepti ir grindis priklausomai nuo ploto. Jeigu spėjame tą pačią dieną, tai išsitepam ir grindis. Tā mes ir padarėm, kadangi vonia ne visa, nes vienoje pusėje dės plokštę, o visur kitur buvo mikrocementas. Tai išsitepam mikrocemento beisu. Čia galima daryti ir pertraukas, sujungimai, jeigu ir matysis nieko baisaus, nes ant viršaus dar 2 sluoksniai tepsis finišinio mikrocemento. Tai panikos čia nėra. Antras sluoksnis mikrocemento finišinis, jisai yra dvigubai plonesnis storis nei beiso ir jo paskirtis pagrindinė yra išlyginti pirmo sluoksnio struktūrą, kad jisai taptų vientisas, tolygus ir jeigu reikia daryti kažkokius raštus su spalvom ar faktūrom. Tai jo tepimas yra dar lengvesnis nei pirmo sluoksnio. Čia, kadangi mes darėme su raštais, tai ir parodysiu, kaip su 2 spalvom, su šešėliais padaryta. Nes jeigu tiesiog teptume jį paprastai, tai kaip dabar matote užteptą, sienos būtų vienspalviais, lygios, be jokių raštų, be jokių šešėlių ir perėjimų. Tai principė kaip ir populiariausias būdas taip tepti. Principė ir lengviausias, tai tuo pačiu šitam video pamatysit, kaip pasidaryti šešėlius su mikrocementu. Ir tai daroma yra trečiuoju jau mikrocementų sluoksniu, kuris ir yra paskutinis pats, todėl jame ir darome raštus, spalvas, perėjimus kažkokius, ką reikia. Nes apatiniai sluoksniai vis tiek pasislėpia. Tai pirmiausia, darant šešėlius, kaip matote, dešinėje pusėje jau yra padaryta siena, o čia užsitepame kokį kvadratinį metrą tiesiog paprastai lygiai mikrocemento, tada imame dvigubai tamsesnį to pačiu atspalvį, bet dvigubai tamsesnę masę, užsidedam štai tokius taškus tamsesnius. Geriausia, jeigu darom su šešėliais, tai pirmiausia plokščią pasibandyti, kiek jo reikia dėti, kad gautųsi norimas rezultatas. Ir tada uždėję visą plokštumą mentelę, įtriname visus tuos uždėtus tamsesnius atspalvius, šviesesnį, jie persimaišo ir taip gaunasi šešėliai. Svarbu, kad prieš tai teptas mikrocementas būtų dar šlapias, kad nesimatytų jungimo linijos, todėl jau paskutinį sluoksnį mikrocemento, kada darome, pertraukų negalime daryti, pradedam sieną nuo kampo iki kampo
ir tada tik tai galime atsitraukti. O taip darome be sustojimo, tam, kad paskui neliktų sujungimas. Taigi, štai ištepam, užsilyginam. Čia matysite iš arčiau, užsitepam plotą, lygiai štai vienspalviai siena gaunasi ir užsidedam kažkokios norimos spalvos, galima bet kokias derinti, tačiau lengviausia yra derinti, imti šviesesnį kaip pagrindą ir tamsesnius tos pačios spalvos, tiesiog tamsesnį atspalvį pasidaryti, tada lengviausia yra derinti ir žinosim, kad taip nenugrybausim su spalvom. Ir taip gaunasi šešėliai. Jeigu įdėsim kitą atspalvį, tai jau bus nebe šešėlio, kažkoks dekoras. Ir tada išsilyginam į trynę spalvą, pertrinam tik kiek reikia, jeigu norim ryškesnių šešėlių, mažiau įtrinam. Ir prieš paskutinis procesas yra šlifavimas. Mes šlifuojam su ekscentriniu šlifuokliu. Galima šlifuoti ir su žirafom, kada didesni plokštai, bet dėl ko mes darom su ekscentriniu, nes jis prieina prie pat kampų, aplink va tokius išsikišusius dalykus galima prie pat prieiti, nereikia paskui atskirai šlifuoti. Tai pasidarė sienas, prasilyginam ir grindis. Labai stipriai daug nereikia, jeigu gražiai išsilyginom viską, tai šlifavimas gan greitas. Ir lakuojam. Kadangi čia yra šešėliniai siūlė, tai su teptuku prasilakuojam kampą. Šiaip visą laiką mes su teptuku pirmiausia pačius kampučius prasieinam vidinius ir tik tada su mažu voleliu daromės juostą, apsitepam su mažu voleliu ir visus išsikišusius objektus aptepam. Kai tai padaryta, štai su mažiuku pasidarom pačius kampus, nes kampai yra tokia pavojingiausia zona, kur jeigu kas atsitinka, tai trūkiai kažkokie, nes ten patenka vanduo, dar kažkas, tai todėl kampai turi būti gerai apsaugoti. Ir išsitepus visus kampus, imam jau didelį, volelis trumpo plauko, skirtas lakavimui, plaukelių ilgis neturi būti ilgesnis nei 4 mm, nes ilgesni dažymo voleliai netinka. Ir tiesiog viską išsilakuojam. Tai po šlifavimo matosi pirmas sluoksnis šviesesnis, nuo lako jisai gauna tą tikrą savo spalvą. Štai matot grindys, nuo šlifavimo jis yra pašviesė visą laiką, tai čia nereikia išsigąsti. Tai pirmas sluoksnis lakuojasi labai lengvai, tai mes matom, kur yra užlakuota, kur ne. Sekantys sluoksniai lakuojant jau nebematysim realiai, kur lakuoti. Todėl pasistatom kažkokį šviestuvą šoninį, kad matytume, kur blizga lakas. Ir viską išsilakuojam, paliekam džiūti, kiekvieną etapą atliekam sekančią dieną, kad viskas sustingtų ir panašiai. Tai štai galutinis rezultatas. Medžiagas galite įsigyti pas mus kitokienamai.lt susirasti, galite rašyti mums, skambinti, aprašyme yra visi kontaktai, jeigu reikia medžiagų ar darbų, siunčiame visoje Lietuvoje.